Sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vardu Simas, dar kitaip žinomas Danausi vardu. Dalis iš jūsų prašėte manęs pakalbėti ir apie mūsų tinklinės parduotuvės Lietuvoje, kurios prekiauja stalo žaidimais. Tai šį kartą pakalbėsiu apie dvi iš jų, tik šiek tiek kitaip. Šio vaizdo įrašų startuosiu su nauja įrašų serija, kurioje analizuosiu pasirinktą žaidimo komponentą, ar patį žaidimą, ar parduotuvę, ar kažką kitą, detaliau neįprastai. Be abejo, tai yra ir bus mano nuomonė, ir jei manote kitaip ar žinote apie tai daugiau, visada kviečiu pasisakyti komentaruose, tiek po šio video, ar tiek, kur aš dalinsiuosi šituo vaizdo įrašu. Taip pat primenu, kad jau greitai turėsiu žaidimą mano kanale ir visi prenumeratoriai turės galimybę jame dalyvauti. Tai kviečiu prenumeruoti ir prisidėti prie mano vaizdo įrašų kūrimo. Pirmoji parduotuvė, apie kurią kalbėsiu šiandien, tai yra Brain Games. Tai naujai senas žaidėjas Lietuvos rinkoje. Iš pradžių labiau žinomas kaip stalo žaidimų kūrėjas bei platintojas Baltijos šalyse, kuris galiausiai prieš pat pandemijos pradžią įsigijo galvosūkių pasaulį ir taip tapo tinklinė parduotuvė Lietuvoje. Buvo nemažai manančių, kad toks žingsnis įneš ilgai lauktą pokyčių bangą rinkoje, bet realiai niekas nepasikeitė ir tai vis dar ta pati galvosūkių pasaulio parduotuvė, tik prisidėjo Brain Games žaidimų. Bet viliuosi, kad tie pokyčiai vis dėlto atsiras ir tik praėjęs sunkus laikotarpis visiems tos planus norus atidėjo kažkuriam laikui. Be abejo, turiu paminėti, kad labai smagu, kad Brain Games komanda įdeda savo indėlį į stalo žaidimų renginius, juos remia, prisideda prie organizavimo ir panašiai. Taip pat perleidžia žaidimus Baltijos šalių kalbomis, kas tikrai prisideda prie stalo žaidimų populiarinimo Lietuvoje. Ir tikrai ačiū jiems už tai. O dabar atkreipkime dėmesį į Brain Games elektroninę parduotuvę. Pats parduotuvės dizainas atrodo tikrai visai nieko. Labai įdomus faktas apie Brain Games parduotuvę, kad tai yra vienintelė parduotuvė, kuri suteikia savo žaidimams, būtent Brain Games prekinio ženklo žaidimams, garantiją visam gyvenimui. Tai aišku įdomu, ką tai konkrečiai reiškia. Greičiausiai tai spėju, kad komponentus pakeis, jeigu trūks arba bus jau tokie, kad su jais bus nebeįmanoma žaisti. Labai būtų įdomu išgirsti konkrečiai, ką tai reiškia, bet tai tikrai yra unikalus dalykas Lietuvos rinkoje. Kalbant apie pačius žaidimus, tai prieitume prie stalo žaidimų pasirinkimų. Taip pats meniu irgi visai nieko, tai kas mane, sakyčiau, labiausiai stebina, tai pavyzdžiui, nuėjęs į kortų įmotes ir pažiūrėjęs į jas detaliau, matosi, kad nors tai yra stalo žaidimų parduotuvė, bet realiai stalo žaidimų įmočių negalima įsigyti. Manau, tai yra tikrai neišnaudota galimybė, nes matosi yra oversized įmautės, kurios realiai daugelį žaidimų netinka, standartinės, tai standartiniam kortom labiau kortų žaidimam, kvadratinės tai irgi mažai kam, Jungle Speedui, man atrodo, šitas dydis tinka ir tiek. Ir Dragon Shieldo prašiausia rūšis lyvsų, tai yra klasikiniai, kurie realiai netinkami kortų žaidimam, dėl to, kad yra slidus ir jos reikia gerokai aptrinti, kad juos naudoti, tai daugelis tiesiog perka matinius, tai nežinau, ar čia likutis likęs iš galvosūkių pasaulio ar kaip, tai šitoje pozicijoje tikrai reikia pasitempti, nes kas dirba prekyboje žino, kad kai gali prekiai pasiūlyti jos priedus gerus, kurie pagerina patirtį tos prekės naudojimo, tai dar labiau padidina pardavimus, nes tai yra vienas iš lengviausiai parduodamų priedų stalo žaidimams. Toliau, kas įdomu, tai irgi mane nustebino, galima įsijungti populiariausius žaidimus ir tarkim top 10 vakarėlių, ką aš atradau, tai iš vakarėlių stalo žaidimų man labai keista, kaip Klaskas patenka į vakarėlių žaidimus, kai jame gali žaisti tik 2 žmonės, tai vakarėlių žaidimai tokie ir yra, kur gali žaisti daugiau negu 2 žmonės, tai sunku paaiškinti šitą priskyrimą, bet tokių ir panašių priskyrimų yra tikrai ne vienas, kurie yra keisti. Tai pavyzdžiui, labai keista, kodėl žaidimų papildymai irgi turi skirtingas kategorijas kaip ir patys jų žaidimai. Tai pavyzdžiui, atsidarius žaidimus 2,
Tai matote kargi papildymą žaidimo. Tai tikrai rekomenduoju visus papildymus tiesiog priskirti papildymų kategorijai ir nepridėti jokių kitų kategorijų. Nes kaip tik tokia kategorija ir egzistuoja. Žaidimų papildymų, tai joje turėtų būti visi papildymai, kuriuose irgi, kaip matote, yra Exploding Kittens Party Packas, kuris nėra papildymas, o tiesiog alternatyvi Exploding Kittens versija, tai irgi reikėtų pataisyti. Tai kaip ir žaidimai suaugusiems, yra dalis nuo 14 metų žaidimų prie suaugusių sekcijos. Taip pat kortų žaidimai, dalis yra labai keistų pasirinkimų. Tai matote Through Ages žaidimas priskirtas kortų žaidimų kategorijai. Dar galime įsijungti strateginių stalo žaidimus. Tai pavyzdžiui, partner žaidimas. Iš vis aš neįsivaizduoju, kaip jis atsirado Lietuvoje ir kodėl ant šito kabliuko užkibo ne viena parduotuvė Lietuvoje. Tai yra senas ir labai prastas žaidimas. Čia tai yra Monopolio lygio žaidimas, kuris turėjo savo labai trumpą pasisekimą prieš daugiau negu 20 metų ir viskas. Tai kodėl jis pradėtas platinti Lietuvoje, aš neįsivaizduoju. Vėl expansionas prie strateginių, dar vienas expansionas prie strateginių. Sunku paaiškinti, kaip Cluedo ir Monopolis yra strateginių stalo žaidimų kategorijoje. Aišku, galima pasidžiaugti, kad yra big boxinės versijos, kaip K2, Eclipse'as. Ir aišku, labai smagu, kad Flamecraftas bus ir lietuvių kalba, tai tikiuosi tik tais visą vertimą, visą dizainą padarys tokį, koks ir priklauso, ne taip kaip su Wingspanu, kur ir kai kur spalvos netitiko ir tekstas kortų netitiko, arba su klaidomis išvestas, tai tikiuosi šitas vertimas bus pats geriausias, koks tai gali būti. Taip, labai įdomu, kad Twilight Struggle, kiek mačiau, nėra prie 2 žaidėjų sekcijos, bet yra prie strategijų. Tai irgi klausimas. Smagu, kad Irano 1800 atsivežė, tai kaip pasirinkimas tikrai žaidimų visai neblogas, kaip tinkliniai parduotuviai. Labai įdomu, ką Dune House Seekers čia veikia irgi prie strateginių žaidimų. Tai skaičiau, didžiausia puslapio problema ir yra kategorijos ir jų priskirimas produktam. Robin Hoodas irgi labai geras žaidimas, kurį rekomenduoju. My City, Dungeon Rush'as irgi nestrateginių žaidimų. Įdomu, yra vokiški net papildymai, tai su kuo čia juos derinti, prie ko juos derinti, sunku pasakyti, nes įdomu, kokie komponentai yra, nes neturėtų derintis prie baltiškos versijos. Nėra informacijos. Koks suderinamumas yra, tai trūksta. Dar grįžtant prie kortų žaidimų, tai jau net yra. Ir Arkham Horror Card Game'as irgi nėra kolekcinis kortų žaidimas, nes jokio kolekcionavimo nėra. Aš suprantu, kad parašyta čia LCGs irgi priklauso šitai kategorijai, bet nepriklauso. Ir tiek Arkham Horror, tiek Marvel Champions yra prie kortų žaidimų, bet ne prie kolekcinių kortų žaidimų. Stalo žaidimų vaikams kategorija atrodo tikrai visai gausi, bet daugelis žaidimų neverti dėmesio. Mano pirmasis Monopolis, nepradėkite savo vaikam stalo žaidimus įnešti su Monopoliu. Lažinkimės vaikams žaidimas, super. Pasirinkimas tikrai. Junior užskaitau. Ir Brain Games tikrai galėtų daug daugiau vežtis iš žabos. Tai vienas iš geriausių vaikų žaidimų kūrėjų. Kalbant apie pačius Brain Games perleistų žaidimus arba jų kurtų žaidimus, tai labiausiai skirčiau šiuos. Tai Micro Macro serija, Flamecraftas. Jeigu viskas gerai bus padaryta, tai tikrai bus labai geras pasirinkimas. Draftosaurusas tikrai rekomenduoju. Carcassone'as, aišku, Sushi Go kaip vienas iš geriausių draftinių žaidimų. Exit seriją reikia žiūrėti. Įvertimus kiekvienos dėžutės, tai vieni geri, kiti visiškai neverti dėmesio ir pinigų, tai pasidomėkite.
Bonanza irgi labai rekomenduoju. Vedlinburgo šarlatanai irgi vienas iš geriausių žaidimų tos kategorijos. Splendoris tikrai super žaidimas. Wingspanas, bet rekomenduoju pirkti anglišką versiją. O jeigu žaidžiate dažniausiai dviese, tai Wingspan Azija. Tokiu būdu. Prie kurios galima ir expansions pridėti, tai irgi variantas. Katanas be abejo. Vekrių be abejonės. Vienas iš geriausių žaidimų. Speedy Roll vaikams labai geras pasirinkimas. High Schoolas taip pat. Codenames. Žodinis variantas. Planet irgi labai geras určio žaidimas. Stone Age'as kaip introductionary žaidimas worker placementui. King of Tokyo labai tinkantis visai šeimai. Mysteriumas. Nežinau, kodėl pasirinko būtent šitą versiją, bet irgi. Kam ypač patinka tas artas labiau, tai labai geras variantas. Helicopsai, fun. Ir va tokie pasirinkimai būtų, ką aš rekomenduoju tikrai išbandyti. Tai išbandykite, jeigu nepatiks, grąžinkite. Tikrai labai paprastas dalykas, ką galima padaryti su Brain Games'ais. Su šotuku tikrai vėl, sakysiu, užkibo ant lietuvių kurto žaidimą, kuris turi labai keistas korteles, kurios yra labai questionable, tai tikrai nežinau, kodėl jūs pardavinėjate ir ar jūs žiūrėjote visas korteles, kurios yra toje kaladėje. Ja, mano patarimas būtų atidžiau žiūrėti, kokius žaidimus iš lietuvių kūrybos jūs pasiemate, arba tuos, kurios platina Lietuvos platintojai, tai tikrai reikia turėti omenyje, nes blogas experience'as, nesvarbu, kad jis buvo lietuvių kalba, nėra pasiteisinimas pardavinėti žaidimą. Ir aš suprantu, žaidimai yra subjektyvus dalykas, yra kam patinka, kam ne, bet vis tiek, manau, reikia turėti aukštesnę kartelę. Tai tiek būtų apie Brain Games. Ir antroji parduotuvė, apie kurią kalbėsiu, yra Hobby Shop. Tai seniausiai Lietuvoje veikiantis stalo žaidimų parduotuvių tinklas su tobulu pavadinimu, ne tik viršelėje, bet ir juridiškai, nes dar kitaip žinomi Kadabros vardu. Vis dar didžiausi stalo žaidimų platintojai Lietuvoje, su didžiuliu potencialu nuo pat įkūrimo, bet realiai jo taip ir neišnaudoja iki šiol. Ar tai tikrai hobi parduotuvė, kaip sako jų pavadinimas? Mano nuomonė tik iš dalies. Visais metais pasirinkimas buvo ganėtinai skurdokas ir siauras, mažai eksperimentuojama su produkcija ar jos kategorijomis ir labai mažai dirbama su konkrečiomis hobių bendruomenėmis, kurių poreikius ir turėtų tenkinti šis parduotuvių tinklas. Nes tikrai galėjo ir ganėtinai anksti ir į visą dažymo, modeliavimo hobį pereiti ir panašiai, ir daug kitų alternatyvų. Tai įdomu, kodėl tai nevyko ir nevyksta, kokie mano pastebėjimai. O dabar pasižiūrėkime, ką galime rasti Hobby Shop elektroninėje parduotuvėje. Pirmas dalykas, į ką atkreipiau dėmesį, tai nuėjus į apie mus sekciją, Hobby Shopas rašo, kad turi geriausius stalo žaidimus, galvosūkius, radijo banginis valdomus modelius, pokerio prekes ir daug kitų laisvalaikio pramogų. Sunku pasakyti, kada buvo rašytas šis tekstas, bet jau manau senokai Hobby Shopas neturi geriausių stalo žaidimų rinkoje. Taip, aišku, smagu, kad jūs išvertėte visai nemažai gerų žaidimų, iš kurios, aišku, paminėsiu, bent jau taisyklės išvertėte, tai Small World'as, Ticket to Ride'as ir Cold Express'as, kas tikrai prisidėjo prie stalo žaidimų populiarinimo. Village irgi, tik expansionų kažkodėl tais nebuvo. Ir pabaigoje labai įdomus punktas, kad Hobby Shop organizuoja stalo žaidimų turnyrus, kuriuose gali varžytis kas tik nori, ir kad bendradarbiauja su stalo žaidimų klubais. Tai nepamenu, kada paskutinį kartą buvo kažkoks turnyras organizuotas, tai gal kažkas man primintumėte komentaruose.
Ir tas bendradarbiavimas su žaidimų klubais ir bendruomenėmis, manau, vis prastesnis kiekvienais metais, tai irgi, manau, galėtų pakomentuoti. Jau senai ir festivaliuose nedalyvaujate, tai iš tikrųjų anksčiau buvo tikrai geresnė situacija su tuo, ką hobby shopas pasiūlydavo, nes dabar susidaro įspūdis, kad situacija tikrai negerėja ir tik prastėja. Toliau galim pažiūrėti, kokios yra naujausios prekės. Taip, kakė makė suprantu, kodėl. Fingerboardas, taip, jau atėjęs populiarus dalykas iš pasaulio. Tapybos rinkiniai įdomu, tik vat iš karto su nuolaidom, tai jau ar nebetikite šitą idėją, ar kas atsitiko, nes aš net nemačiau, kad jūs apie jūs ją šnekėtumėte, reklamuotumėte savo socialiniuose tinkluose, nes tikrai čia, manau, visai nieko, aišku, pats nebandžiau ir neturiu, bet vis tiek kažkokia alternatyva to hobio mėgėjam. Antistresiniai žaislai, kas irgi visai geras dalykas. Teotikanas, įdomu, kada atsirado, labai jau nišinis produktas, tai nežinau, kaip jūs pardavinėti ir ką gero apie jį galite pasakyti. Taip pat ir Frostpunk, kodėl žaidimas neblogas, bet ką jūs su juo darote. Kemeto nauja versija, tikrai smagu, kad turite Terranova irgi. Really Loud Librarians, nežinau tokio. Rallyman, ne, geriau jau turėti Heat vežtis arba tą patį Formula D dar vis pardavinėti. Great Investment Trail Second Edition smagu. Cascadia, kad prisidėjote prie jos vertimo, irgi labai gerai. Tai tokios naujienos. Einant į kategorijas, aišku, į modelius, pokerio prekes, loginius galvosūkius lysiu, nes nelabai išmanau, bet žinau, kad hobby shopas su modeliais, tais automobiliukais, valdomais pultelių ir panašiai visai neblogai buvo įsisukęs ir turėjo savo bendruomenės, organizavo visokius dalykus, tai nežinau, kaip tai vyksta dabar. Tai, manau, kas labiausiai jos išryškina rinkoje, tikrai ne stalo žaidimai ar galvosūkiai ir panašiai. O jeigu einant prie stalo žaidimų, taip, tako, katė, ožka, sūris ir pica, neblogas vertimas, užskaitau, doblas irgi, traukinių dilema, nežinau, ar buvo geriausias sprendimas pasirinktas būtent versti šitą žaidimą, bet kaip alternatyva party game visai nieko. Mat įdomu, ką lietuviai veiks su Exploding Kittens latvių ir estų kalbomis. Už šokolado meistrą tikrai džiaugiuosi, pats turiu. Tai komponentai visai nieko atrodo ir aišku žaidimas Azulas yra geras. Discoveris irgi, manau, geras pasirinkimas buvo atvesti šitą žaidimą, kuris irgi turėjo šiokią tokią sėkmę esene. Lanky, manau, prašauta gerokai, jei pūras pavėluotas, bet vis tiek geras variantas, šito tikrai nereikėjo. Sovietinė virtuvė nežaidžiu, neįsivaizduoju. 30 dienų iki Marso buvo totalus feilas ir jūs dar neišpardavėte to žaidimo, kaip suprantu. Stela sutinku, geras variantas. Taip, Seven Wonder Duel irgi džiaugiuosi už šito žaidimo vertimą. Dixitas irgi gerai, kad su juo pradėjote ir atėjote į Lietuvos rinką. Jeigu kažkas bandėte stalo žaidimą Vilnius, stalo žaidimai byla baigta, pakomentuokite, kokie jūsų įspūdžiai, ar vertas dėmesio ar ne. Na, šiaip žaidimų pasirinkimas atrodo kol kas nekoks. First Edition'o papildymai Game of Thrones, pas jūs labai daug seno stuffo yra, tik anksčiau buvo problema, kad ne visos prekės iš visų parduotuvių buvo pasiekiamos jūsų elektroniniai parduotuviai. Tai tikiuosi, gal dabar jau yra galimybė, nes jūs tikrai turėjote labai super retų expansionų ar iš kažkur gavę kažkokių retesnių žaidimų, tai jos būtų tikrai išpirkę ir už gerokai didesnę kainą, negu jūs išpardavinėjate tam tikrose parduotuvėse per savo akcijas, tai irgi buvo praleista proga. O kaip, pavyzdžiui, Battlelore, ne visi šitą turi, bet kas ieško tikrai paims. O D&D knygos, kas irgi sveikintina, bet jau per vėlų.
Tai va dar negirdėtas kažkoks paprasčiausiai P žaidimas, gal ką žaidėte, tai papasakotumėte apie jį daugiau. Užskaitau, kad turite Evolution Climate žaidimą, tikrai ne visur galima rasti ir tai tikrai geras žaidimas. Na, va, Carcassonne's Expansion galima gauti, tik klausimas, kurios versijos, kurios kalbos, bet jeigu angliškai, tai tikrai užskaitau. Lenkų kalba Seven Wonders. Nu, nežinau, ar reikėjo turėti ir ar verta, nebent jūs patys platinate šitą žaidimą Lenkijoje. Žaidimas Apjok Lietuvą, tai gal irgi kažkas žaidėte ir galite pakomentuoti, nes aš apie jį visiškai nieko nežinau. Daug kas ant tos pagrobtoji nuotykių knygos užkybo su jos vertimu, tikrai nevertas dėmesio. Tai kaip ir minėjau, paskaitykite, pasidomėkite žaidimais, kuriuos planuojate platinti, nes kai kurie yra tikrai blogai padaryti arba turi tiesiog baisius komponentus, tikrai padarys daugiau žalos nei naudos. Ir apie žaidimus matau tiek, nes čia visi, kurių užsakyti negalime. Keista, kad Sushi Go yra vienas prie jų, nebent Brain Gamesai nebenori jo pardavinėti Hobby Shopui. Tai kol kas tiek apie Hobby Shopą. Irgi reikėtų su meniu šiek tiek susitvarkyti ar apmažinti ar kažkas tokio. Bet iš esmės kategorijos yra geriau sutvarkytos negu Brain Gamesuose. Tai pliusas. Tai tiek apie Hobby Shop. Ačiū visi žiūrėjusiems. Tai toks video. Lauksiu jūsų komentarų, jūsų pastabų, pasiūlymų ir apie žaidimus, kuriuos klausiau. Ir siūlykite, apie ką dar norėtumėte, kad aš pakalbėčiau šiuose video, kurie taip ir vadinsis. Viskas apie, ar beveik viskas apie kažką tais. Tai va tą kažką tais jūs turite sugalvoti arba sugalvosiu kituose video. Tai kol kas tiek ir iki.